Jurijus Subotinas, prašau. Labas vakaras, gerbėmi Panerių 11 apygardos rinkėjai. Labas vakaras, Lietuvos žmonės. Laikas, aš Jurijus Subotinas, gimęs Kaune. Vilniuje gyvenu 20 metų. Vilniuje gyvenu 20 metų. Pagal įsilavinimą baigęs Kauno Politechnikos institutą ir Saratovo techninio universiteto aspirantūrą. Visą gyvenimą dirbau gamyboje. Kodėl balotiruojas jūsų apygardoje? Visų pirma, dėl to, kad tarybiniais laikais šitoje apygardoje buvo, šita apygarda buvo stuburų, reiškia ekonominio stuburų Vilniaus ir netgi, sakyčiau, pačios Lietuvos. Būtent todėl aš ten balotiruojas. Kokios jūsų pažiūros, ponė Subotinai? Visi tie, kurie įsirutuliavo iš sąjūdinės gaujos, visi tie, kurie įsirutuliavo iš sąjūdinės gaujos, buvo komunistų partijai ir KGB stukačiais. Aš nebuvau komunistų partijai, bet aš komunistas. Iki šiol? Kaip? Iki šiol jūs? Iki šiol. Viduje aš komunistas, kaip Antanas Niečkus. Tai mano idealas. Tai kokią jūs žinutę rinkėjų siunčiate? O čia tegul rinkėjai patys sprendžia. Jie masto rinkėjai. Išeikite. Apsunkinat rinkėjams šiek tiek situaciją. Paaiškinkit, prašau, kokią žinutę jūs siunčiat rinkėjui? Kokią žinutę? Taip. Reiškia taip. Santvarka turi būti socialiai orientuota į daugumą Lietuvos žmonių, bet ne į saujelę valdininkų, tie, kurie po sąjūdinės, reiškia po sąjūdinių padažų pateko į Seimą ir iki šiol uzurpavo valdžią. Kiek kartų jūs teistas? Reiškia taip. 93 metais man buvo sufabrikuota baudžiama byla už tai, kad aš neteisingai užpildžiau deklaraciją. O buvo taip. Aš organizavau, kada ekonomika visą stovėjo Lietuvos, ir aš organizavau vyno žaliavą vežti be pinigų, kadangi Moldovoje buvo kuponai, o čia Vagnorkis. Ir nebuvo atsiskaitimo. Aš šitą organizavau. Bet kadangi kai kas norėjo privatizuoti anykščių vyną, jie man surengė šitą bylą. Aš sumokėjau senai 500 litų ir senai šitą bylą, reiškia, tai buvo 93 metais. Bet ar tai vienintelė byla jūsų? Reiškia tai, nesenai, čia buvo prieš metus, už tai, kad aš sakiau, viešai sakiau, ir sakysiu iki galo, kad tik su Rusija ir Baltarusija Lietuvos ateitys. Mes istoriniai broliai ir turime būti kartu. Man iškėlė baudžiamą bylą. Aš ją laimėjau, šitą baudžiamą bylą, vasario 12. 2010 metais dar vienas teismo posėdis vyko, administracinė byla, pamiršot? Kokia? Už tai, kad švęsdami pergalę iškovota per Antrąjį pasaulinį karą, jūs, suprantu, čia turbūt ir ne vienas, kai kurios miesto gyventojus apdovanojate suvenyriniais metaliais, kuriuos Rusijos komunistai išleido Sovietų Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino 130-ųjų gimimo metinių proga. Čia buvo administracija. Jinai buvo apskusta, tarp kitko. Skyrė 500... Reiškia, gerbėmi televizijų žiūrovai. Litų baudas. Maskvos pavedimų ir aš tu neslėpiu, aš buvau apdovanojęs, reiškia, karo veteranus Visaginė. Tas buvo. Ir aš su pagarba apie tai galiu pasakyti. Aš lenkiu galą prieš karo veteranus, kadangi mano tėvas šlovės ordinų, reiškia, apdovanotas karys šlovės ordinai. Noriu, kad Lietuvos žmonės sužinotų tiesą, kas buvo iš tiesų Lietuvoje nuo 87 iki 92 sąjūdinės perestroikos laiku. Tai dabar tik aišku, be ilgų pasakojimų, bet ką jūs čia turite? Aš labai trumpai. Reiškia, nuo 87 iki 92 metų buvo farsas. Niekas čia, jokios Lietuvoje, niekas jokios priklausomybės neiškovojo. O pats sionistų Kremlius atsikratė kitų, tame tarpe Lietuvos. O įvykiai, tie, kurie buvo nuo 87 iki 92 metų, tai būdai, kaip realizuoti savo sumanimą. Jum meluoja Lietuvos žmonės. Sąjūdinė gauja buvo inspiruota
reiškia, pačio sionistų Kremliaus, pačio Gorbačiovo, nuo 97 iki 92 metų. Aš tai galiu įrodyti.